Sveikos gražuolės! Šiandien norėsiu pakalbėti su jumis ypatingai intimia tema, o kodėlgi ne, kalbėsime apie įklotus. Daug kas sako, kad kaip tu, Gražina, gali kalbėti tokiam temam. Taip, tai yra natūrali tema ir aš ją kalbu kaip ir visom kitom. Aš manau, kad tarp mergaičių turi būti tų temų tabu ir apie viską galima pasikalbėti. Jo labiau, kad aš turiu labai daug įvairiausio amžiaus žiūrovų ir manau, kad pavyzdžiui ir jaunesnės mergaitės kartais joms trūksta kai kur patirties ir gali tiesiog atsiremti ir mano nuomonę ir panašiai. Žiūrėjau, šis video tiesiog mano toks nuotykis, mano, sakykime, kažkoks bandymas palyginti kažką. Aš čia lyginsiu šiandien paketus. Šio video noriu pasakyti tai, kad verta gyvenime bandyti. Kartais verta pabandyti padirbinius ir jie būna visai geri, bet šį kartą aš patyriau failą, tai noriu šią nuomonę pasidalinti su jumis. Čia buvau parduotuvėj ir man prasidėjo, žinot, tokie moteriški gyvenimiški malonumai, tai yra gražiosios dienos atėjo pas mane. Taip, aš nevadinu tų dienom, kai būna, sako, mėnesinės, aš sergu, aš nesergu, aš esu sveika ir aš džiaugiuosi to, kad esu sveika. Ir merginos, mergaitės, tikrai nevadinkite to kažkokia liga. Tai reiškia, kad jūsų organizmas funkcionuoja, tinkamai funkcionuoja ir viskas su jumis yra kuo puikiausiai. Tai reiškia, esate vaisingos, sveikos ir džiaukitės to. Tiesiog, žinoma, jeigu būna kažkokie skausmai, tai jau patarčiau imtis tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, ten kažkokių, sakykime, medikamentų ar kam kas padeda. Čia yra kiekvienai skirtingi būdai. Kai kažkuriai veikia glostymas pilvuko ir panašiai, man būna, kad labai skauda, bet dažniausiai vieną dieną labai skauda. Bet čia priklauso, net neįsivaizduoju nuo ko. Ir šiaip pas mane viskas yra labai reguliaru, negaliu skūstis, kaip kad kitos merginos sako, wow, aš negaliu nuspėti, kada tai vyks ir nežinau, kaip, ką daryti. Mano atveju tai man pasisekė viskas taip periodiškai ir, žodžiu, ne per baisiausiai. Tai žodžiu, buvau aš parduotuvėj prekybcentre, einu savo. Ir taip žiūriu, ogi paketai, my lady. Ir galvoju, čia gal Gentle Days išleido kažką tokio, nes matėt, seniau rodydavau jų produkciją ir labai ją esu pamėgus ir kainuoja tik 1 eurą. Galvoju, wow, tai čia super, jie naujieną išleido. Nusipirkau paketą. Jis yra lygiai toks pats. Specialiai pasiėmiau jums Gentle Days parodyti. Gentle Day paketas irgi atsidaro čia pat lygiai taip pat, bet kame skirtumas, šitą atidariau ir jis po to jau man kaip ir nesiklijuoja daugiau kartų. Gentle Daysai, aišku, klijuojasi. Na ir atidarius šitą pakelį, viskas atrodo kaip ir labai panašiai. Nu, aš tikrai galvoju, kad čia tas pats gamintojas, galvoju, tik čia labai jau pigiai išbandysiu. Nu va, viskas atrodo taip pat, tik aišku, jau tas nesiklijuoja. Aš imsiu dabar tą paketuką ir pažiūrėsiu. Visų pirma, aš jau negaliu praktiškai išgauti. Lady, užrašai, nu viskas atrodo taip pakankamai gražiai ir čia tokia žydra juostelė, žinot, mes mergaitės labai mėgstam tokius įvairiausius dalykėlius. Nu ir išėmam paketą, žinoma, Gentle Day ir irgi tokia pat žydra juostelė ir irgi užrašiukai šviečia. Nu, žodžiu, taip, aš tikrai buvau įsitikinus, kad čia tas pats gamintojas. Na ir po to žiūrim. Atsidarom mes paketą. Štai, iš Gentle Day jis atrodo štai taip, na, atsidarom šitą, čia jau aš net negaliu nukrapštyti tos, nu tikrai, aš jums nemeluoju, net negaliu nukrapštyti, labai sunkiai nusikrapšto. Bandau atklijuoti, matot, kas man nutiko? Man įpakavimas kaip ir, nu, bando plyšti, aš turiu šonais padėti savo išsipakuoti, aš tiesiog nuplėšiu, nes čia taip, dabar nuplėšiu šonus, kas jau yra taip keistai, nu ir žodžiu, paketėlis mūsų atrodo štai taip. Nu, viskas būtų kaip ir nieko. Gentle Days o to tarpu atsidaro viskas va taip, štai tokiu būdu. Na ir paketas būtų kaip ir panašus. Dabar atliksiu jums tokį pat testą, kaip ir reklamose būdavo atliekama, tik nežinau kaip čia pilti, nes toj aplaistysiu tikriausiai viską pasaulį. Užpilsim čia vandenuko maksimaliai ir čia vandenuko maksimaliai. Ir po to paimsiu su servetėlę, kaip ir reklamose daro. Aš tai jaučiuosi labai juokingai tai darydama. Nu, čia jau full, žinokit, ir čia. Oi, čia jau bėgam. Mes per kraštus. Čia pasišiukšlino Lady paketas.
Nes Gentle Days-o tai kiek pilu, tai viskas va taip tolygiai ir subėga. Supyliau vandenuko pavienodai į abu paketus. Dabar pabandysim sugerimą. Paspaudžiu rankom ir čia paspaudžiu. Ir ką jūs matot? Va čia drėgmė persigeria. Koks tai yra paketas? Lady. Ir čia Gentle Days, kuris yra daug sunkesnis realiai už šitą patirbinį ir jisai sugeria, tikrai yra sausas. O pasiėmu, štai pas mane rankos visiškai sausas, nieko nėra. Štai, prašau. Matot įrodymą, ne? Kad rankytės visiškai sausas. Nu, pabandom prakirpti. Kas yra viduj, kaip reklamoj ten to. Nu, man pačiai realiai labai įdomu. Ką ten... Ai, čia yra kažkoks gelis toks. O kas yra štai čia? Čia yra irgi gelis, bet jis atrodo, jo atrodo daug daugiau ir jis tokiais yra kristalais kaip ir. O čia tokia tiesiog paprasta košė. O čia tokie atskiri kaip ir gabaliukai. Tai aš tikiu, kad tarp tų gabaliukų, žodžiu, viskas susigeria daug geriau. Šitas paketas yra daug sunkesnis negu My Lady. Na ir, žodžiu, šį testą sugerimo laimėjo tikrai Gentle Day. Viską mes čia slepiam. Grįžtame prie įpakavimo. Ant paketo rašoma, kad tai čia yra anijonai. Kas tie anijonai, tai čia dar reiktų patirinėti. Bet aš pasidomėjau ženklinimu. Čia niekur nėra jokio ženklinimo, kad paketai kokie nors patikrinti, jokio įrodymo, kad atitinka elementarius higieninius reikalavimus. Tai aš bijočiau jau tokį paketą kaip ir naudoti savo. Aš pasidomėjau giliau, pasižiūrėjau, kad nėra nurodytas joks gamintojas, parašyta Kinija. Ir kiek internete bandžiau googlinti, aš neradau, kas tiksliai gamina šios paketus. Taip kad, na, kiekvieną iš mūsų žinoma rinktis, ką naudoti, kaip naudoti, bet aš tiesiog įsigandau, galvoju, jo, aš susižavėjau pigia preke, po to parašiau Gentle Days, galvoju, gal jie pradėjo tai gaminti, bet dar nespėjau įpakavimą darai paruošti. Jie sako, ne, mes nieko apie juos nežinome, čia yra neaiškus gamintojas, kažkoks padirbinys jų ir jie tiesiog bando įplaukti į rinką. Net išėmus paketą labai keista, jis atsiduria, čia, vat matot, dalis yra visiškai tuščia, o čia jau mažiau tos dalies. Reiškia, paketas kažkaip sustumtas, jis yra iš šono vos ne. Žodžiu, kokybės tikrai, na, įpakavimas čia tai vienas dalykas, bet kad nėra jokių ženklinimų, jokių ženkliukų apie tai, kad tai yra medvilnė. Čia parašyta, kad tik tais anijonų juostelė, kad maksimaliai sugeriantis, kas yra netiesa, mes jau išbandėm ir palyginom, kad tikrai sugeriamumas visa servetėlė buvo šlapia. Na ir skirti naudoti reguliarių menstruacijų metu. Anijonų juostelė slopina nemalonų kvapą, laidus orui. Na, žodžiu, aš kiek pabuvau su tais paketais, tai aš nusprendžiau, kad vis tik aš nerizikuosiu savo sveikatą. Higieniniai paketai tai yra toks dalykas, kuris yra arčiausiai mūsų kūno ir mes turime tikrai labai gerai išnagrinėti, kas tai yra prieš pradėdamos tiesiog juos nešioti ir prieš tiesiog pradėdamos nuolatos juos pirkti. Dėl to, kad jeigu mes naudosime arti savo kūno, trinsimės, tai kažką labai nekokybiško, tai galop gali sukelti mums ir alergiją ir dar neaišku, kokios pasekmės. Netgi ginekologai dažnai sako, vad nenešiokite merginos stringų, nes gali būti tokių pasekmių, kad tai yra nesveika, geriau jau ten medvilninės kelnaitės, laidžios oro ir panašiai. Visi tie, žinoma, dalykai turi tam tikrų pliusų, minusų ir panašiai, bet tikrai kviečiu jūs pasidomėti, pasižiūrėti, kaip, kas, kodėl ir kur, ir būtinai reikia atsižvelgti į ženklinimą. Gamintojas tikrai yra patikimas ir ar neslepia savo kontaktų, kaip su juo susisiekti. Čia, pavyzdžiui, yra importuotojas nurodytas, bet nėra jokių gamintojo kontaktų, kad jeigu, žinot, kaip būna ta karštoji linėlė, jeigu jums kažkas netiko, skambinkite mums ir taip toliau. Nu, kur čia paskambinsi? Nu, man buvo, ten prabėgo viskas ir neturėjau kam paskambinti, pasiskųsti, tai žodžiu, metam lauk tokias nereikalingą dalyką ir ką, merginos, nepaisant tų visų dienų, kurios mus kartais kankina dėl tam tikrų mūsų kūno funkcijų, sakykime, gyvybiškų,
Būkime sveikos ir patenkintos viskom, kas mūsų aplinkui supa, bet darykime tinkamus sprendimus. Tikiuosi, nebuvo šis nuobodus video, man jis buvo pakankamai juokingas, ypač kai kirpau tos paketus, žiūrėjau, kasgi ten yra viduj. Tiesą sakant, niekada gyvenime to nesu bandžiusi, bet čia man taip kilo idėja pabandyti, pažiūrėti, palyginti ir va tiek informacijos būtų šiam kartui. Nepamirškite užsukti į mano Facebooką, nes ten pastaruoju metu dažnai darau live video, kur galima gyvai su manim apie viską pasikalbėti. Tai va, iki sekančių susitikimų.